Man atrodo, kad šita instaliacija įdomi tom, kad tai gal netradiciniu būdu suorganizuota ir leidžiama instaliacija. Ta prasme, tai yra toks, kaip aš matau, toks renginio tipo, ta prasme, mes sugalvojame, mes padarėm, nereikia kažkokio tai palaikymo fondų ar ten didelio kažkokio tai backgroundo ir pažinčių ir networko, kur ten kažkur patektum, jada. Toks atrodo, gal prieinamumas turėtų būti šitas, aišku, tas bilietas gal ne visiems atrodo kaip prieinamumas, bet irgi gal gera praktika susimokėti už tam tikrus dalykus. O kaip aš sakau savo bendramžiam, tai nežinau, kuo daugiau sakai žodžių instaliacija, meninė ar ten dar kažką visus naudoji šitos žodžius, tai žmonėm kaip visą laiką sudaro įspūdis, kad čia ne jiems, nes dažniausiai žmonės galvoja, kad instaliacijos, menai, menas, šiaip iš viso galerija, tokie dalykai ne jiems yra kažkokiems menininkams arba kas ten domisi menu. Tai aš visiems sakau, kad čia net nėra labai apie meną, čia tiesiog ateit pažiūrėti kietą dalyką. Tiesiog susėdo žmonės, sudėjo kažkokių minčių, emocijų ir čia, bajeris irgi bus, ne tik stand-upo vakaras, čia irgi toks. Bajeris ne ta prasme, kad juokinga. Bet baika tiesiog. Kai pažiūri bernai kažką ir sako baika. Tai aš taip ir sakau, kad ateikit, pažiūrėkit, baika bus visai. Tiesiog įdomus dalykas, kur tu kitur pamatysi kilometrus girliandų sukabintų, pripildytų baseinų buvusiam taksi parke, drebant muzikai, skambant, ten banguojant viskam. Bajeris, aš nežinau, kaip kitaip įvardinti reikia, kad nepraleist šitą. Aš įsivaizduoju, kad jeigu viskas pavyks ir kiti du kolegos viską gerai padarys ir viskas puikiai executinsis, aš ten norėčiau, kad gautųsi, kad pusvalandį žmonės pabūtų išskridę tiesiog. Lengvam tripė kažkokiam, tiesiog pažiūrėtų kaip kieta, pasakytų, susigalvotų kiekvienam kamščiai, kas įdomu, kuom jiem čia bajeris yra ir viskas. O po to, jeigu norės kažkas eidami namo pasikalbėti arba susipykti su antra pusė, tai irgi sveikintina. Gal šauksim pykti, kad abudu netaip žmonės suprato. Gal iš tikrųjų planas yra padaryti taip nesuprantamai, kad visi susipyktų tiesiog ir per tą pyktį aiškintųsi dalykus. Gal čia baika. Čia kaip po mano stand-upo. Aš tikiuosi, kad kaip pasakau kokį nors bajerį, kad mes vyrai arba jūs moteris, kad porelė atėjus namo eidama susipyktų. Kad sakytų, girdėjai, ką sakė apie jūs moteris. Ir tas sakys, tai tu netaip supratai ir tada pradės bazarinti. Ir kuo jie daugiau bazarins ir pyksis, tai jiem pliusas. Jeigu jie namie nekalba, tai gal per mano įžeidžią komediją gali pradėti kalbėti. Tai gal ir šita paroda, ne tiek, kad įžeidžianti, bet gal kad pakalbėtų žmonės. O gal bus labai blogai ir tada visi kalbės kaip blogai ir vis tiek kalbės. Tai gal čia esmė, kad daugiau kalbėtųsi visi.